Mes jūs kvietėm, o jūs šaipėtės iš Rygos raginimo, iš Rygos tvirtinimo, kad Prunskienė yra lietuvių tautos interesų išdavikė. Ir štai mes šiandien turime rezultatą. Kaip mes ir pranašavome pirmąją Kalėdų dieną, rytoj partinės nomenklatūros pakviestos rusiškų, komunistinės nomenklatūros pakviestų rusiškų gamyklų darbininkai ateis išvaikyti aukščiausios tarybos. Berniukai aukščiausioje taryboje prisižaidė. Kiek mes jam aiškinom, kad Prunskienė išdavikė. Ir kaip jūs privalote reikalauti, kad parlamentarai čia susirinkę panaikintų vyriausybės nutarimą pakelti kainas ir priverstų vyriausybę atsistatydinti. Šitas kainų pakelimas yra komunistų provokacija prieš Lietuvos kantrybę žmonių. Taip, mes nepakėlėme kainų. Parlamentas nepakėlė kainų. Prunskienė pakėlė Tauta, palaukite. Parlamentas yra už jūs. Mes prieš kainų pakėlimą. Paskutinė diena prieš naujasis metus, kada mums buvo pateiktas šitas kainų pakėlimo projektas, mes įgavom 29 gruodžio. Mes sėdėjom stolpą, kol privertėm visus balsuoti prieš jį. Kol nebuvo balsavimo, nebuvo vardinio, balsavo raudonieji prieš. Jie norėjo, kad būtų pakeltas. Tada mes nusprendėme, kad būtų vardinis balsavimas, kad liaudis matytų, kurie iš mūsų deputatų už tas kainų pakėlimus. Tai tada, kai buvo vardinis, kada reikėjo pasirašyti už savo sprendimą, tada net Berionovas pasirašė prieš šitą nutarimą. Reiškia, parlamentas priėmė nutarimą, pagal kurį kainų jokiais būdais pakelti negalima. Dėmesio, tylos minutė. Мое имя Флора Цай. Мы подготовили текст, обращенный к председателю Верховного Совета Литовской Республики Витаутасу Ландсбергису. Первое. Протестуем против решения Совмина Литовской Республики о многократном повышении цен. Политику резкого и многократного от 4 до 6 раз повышение цен на товары первой необходимости считаем преступлением против собственного народа, ибо не введен в действие эффективный механизм социальных гарантий. Tylos. Novas vakaras, mėly žmonės. Jūs nekaltos, pakalbėti, galima. Žmonės nešaukit, negalima. Ar mes susirinkom, kad kažką tai bandyt pasiaiškinti, ar tik tai šaukti nesakyti? Palauk. Taip skausmas. Taip skausmas, lygiai toks pats skausmas ir man. Lygiai toks pats. Todėl, kad tikrai nesitikėjom, kad tokiu būtent
laiku, labai gražiai surežisuotų laiku, bus padaryta paskutinė išdavystė. Dar vakar mes niekaip neišsireikalavom jokių dokumentų apie vyriausybės nutarimus. Nepulkit žmonės, nepulkit. Ir tik tai šiandien iš ryto premjerė Prunskienė atnešė ministrų tarybos raštą, datuotą sausio 4 dieną, nepasirašyta dar net aukščiausios tarybos pirmininkui Landsbergiui. Štai kokiu būdu buvo daroma šita diversija. Puikiai žinom, kad yra ir kariuomenė, ir saugumo tam tikros pajėgos pasiruošusios izoliuoti ir valstybės veikėjus, ir aišku visą pirma aukščiausios tarybos deputatus. Ir tą aš jums sakau atvirai. Todėl, kad aš netikiu, kad vyriausybė šito nežino. Ir aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį dar vieną dalyką. Kad šitas dalykas buvo padarytas paslapčiom ne tik nuo aukščiausios tarybos, bet buvo padaryta tokiu momentu, kada aukščiausioji taryba nėra čia jos, kada ji negali susirinkti ir negali pakeisti. Inspektoriai, atstovai į rajonus išaiškinti buvo išsiųsti dar anksčiau negu priimtas nutarimas. Reiškia labai gražiai suplanuota ir paruošta akcija. Be politinės problemos, pirmas klausimas, kuris man iškilo, ar bus pakankamai Lietuvoje apyvartoj pinigų po to, kaip padidės kainos. Šiandieną aš išgirdau, kad tie nurodymai bankui, kurie turėtų užtikrinti tą dalyką, yra neįvykdomi. Tai ar be politinės grėsmės nėra finansinės katastrofos? Reikėtų, kad į tuos klausimus labiau būtų aiškus atsakymas. Žinant atsakymą, po pasikeitimo vyriausybės žmonės lauks pasikeitimo politikos. Norėčiau, kad frakcija ją suformuotų, kokia būtent bus politika, kur mes eisim, kokie bus kiti žingsniai. Net nesant vyriausybės pavaduotojai tą patį tuos sprendimus. Nesu ekonomistas ir dar 3 savaitės sirgęs, taigi atėjau taip tarsi nukrikęs, reiškia. Man atėjau atsakymo, kurio čia iki šiol neišgirdau. Jeigu reiktų balsuoti, aš nežinau, kaip aš balsuočiau. Nes kaip aš begerbčiau ekonomistus, jie šiandien yra kalčiausi, mūsų kolegos. Šiandien gerbiamas Vagnoris davė porai žmonių pastabą, kad nemokytų ekonomistų, bet jūs gerbėmieji patys tarpusavį galite susikalbėti ar ne. Ką aš šiandien išgirstu? Iš vieno ekonomisto aš išgirstu, kad kainų didinimas buvo neišvengiamas, tik tai kaltė yra vyriausybės ta, kad jis buvo netikėtas, nepasitarta, neparuošta ir su to reikia sutikti. Bet tai yra per maža, kad šito kritiško metu mes svarstytumėm. Ir ta košė yra prisvilus, mes visi matom, kad yra prisvilus. O patys nieko geresnio nepateiksim, kaip mes atrodysim ir iš viso ar mes dar atrodysim.